Šimonas Tukša, trečias stalas. Aleksandras Melevskis, Vytautas Rybakas, 4. Ginklas kartojam 4-6. Grįžtam į kovas dėl Lietuvos stalo teniso nugalėtojų titulo. Vėl prieš mūsų akis moterų grupė. Kova dėl patekimo tarp 4 pajėgiausių šių metų stalo tenisininkų, tarp daugkartinės Lietuvos čempionato prizininkės Emilijos Ryliškytės ir taip pat čempionato prizininkės Vitalijos Venckutės. Tai principinės varžovės, daug metų sutinka viena kitą kažkuriame varžybų etape. Abi žaidžia su lygiomis gumomis iš backhando ir forehando. Emilija Ryliškytė remiasi topspinais, Vitalija Venckutė labiau remiasi kamuoliuko kontrolę ir siuntimu į tam tikras vietas, kuriant varžovui nepatogias situacijas. Tai yra jos topspinai daugiau orientuoti į kamuoliuko sukimą negu į greitį ir galią. Emilijos Ryliškytės puolamieji topsai yra greitesni ir stipresni. Panašaus pajėgumo sportininkės, mano akimis pajėgesnė yra Emilija Ryliškytė. Vien dėl to, kad jos technika leidžia jai išgauti didesnį rezultatą įdedant mažiau. Tai yra mažiau energijos ir didesnis kamuoliuko, pavyzdžiui, skriejimo greitis ir jėga. Tai, mano nuomonė, susitikimo eigoje turės nemažą poveikį rezultatų. Dabar taip pat matėme 2 identiški taškai. Atidaromasis topsas, vadinamas openeris iš backhando, kurį atlieka Emilija Ryliškytė. Pasitinkamas bloku iš Vitalijos Venckutės pusės ir blokuoti to kamuoliuko nepavyko nei vieną kartą iš 2 bandymų.
Vadinasi, pranašumas yra topsuojančio žaidėjo pusėje. Vėl tas pats šį kartą jau prieš varžovės padavimus. Sėkmingai sužaidžia Emilija Ryliškytė, užpuldama savo varžovę. Dar kartą bandys paduoti Vitalijai Venckutei ir ieškos atakos. Labai jau ilgas padavimas, kad galėtų išeiti. Matome į savo firminį smūgį. Tai yra plokščias smūgis iš backhando, vadinamas mušimas. Vėlgi aukštesnės rizikos smūgis, tačiau pavyksta pataikyti 2 kartus iš eilės. Kuo jis skiriasi nuo topspino, tai yra, kad plokščiai smūgiuotas kamuoliukas į varžovės pusę keliauja greičiau ir žemesnė trajektorija, neduodamas besiginančiam žaidėjui laiko pasiruošti ir susikoordinuoti. Štai puikus padavimas trumpas, pjautas padavimas į dešinę. Vitalija Venckutė vėluoja prieiti prie kamuoliuko arba kitaip sakant, nepakankamai sėkmingai prie jo prieina, ištiesta ranka liečia, smūgiuoja kamuoliuką ir jau suvaldyti jo nepavyksta. Kitaip sakant, už kiekvieno smūgio turi būti padėtas sportininkų kūnas arba kitaip sakant, smūgiuojame ne su ranka stalo tenise, o su kūnu. Ir kai tik tai smūgiuojama ištiesus ranką į priekį, kažkur tai priešais save, tai nėra padėta kūno masė už tokio smūgio ir suvaldyti kamuoliuką koordinacinė prasme bus žymiai sudėtingiau arba dažniausia beveik neįmanoma. Artimoji kovoje laimi pirmąjį setą Emilija Ryliškytė, išsiverždama į priekį susitikime dėl patekimo į pusfinalį 1-0. Antras setas, Emilija servuoja 0-0. Prasideda antrasis setas, paduoda Emilija Ryliškytė. Susipainioja savo veiksmuose Emilija. Padavimas buvo į vidurį stalo, tai yra įdomus techninis elementas. Užmetimą atliko Vitalija Venckutė, išėjo į ataką Emilija, tačiau vėliau pratęsti atakos nepavyko. Jisai dabar labai gražiai išsisuka šiame taške sudėtingos padėties, priimdama varžovės padarytą fuksą, tai yra kamuoliukas liečia tinklelį ir pateko ant stalo, pakeisdamas ėjimo trajektoriją. Visgi susikoordinuoja Emilija Ryliškytė ir laimi tašką savo naudai. Dabar štai Vitalijos Venckutės atidaromasis topsas šiek tiek delna lygiai įpildo kamuoliuką ir laimi tašką, nes tokį keistos trajektorijos kamuoliuką atremti yra labai sudėtinga ir nepavyksta to padaryti Emilijai Ryliškytei visiškai dėsningai. Labai gražus padavimas, kurį atlieka Emilija. Stiprus šoninio sukimo padavimas varžovei, trumpas padavimas į dešinę. Ir prieiti ir užmesti jį stipriai, kaip bandė daryti Vitalija Venckutė, yra rizikingas smūgis, o užmetimą atlikus lėtai arba minkščiau, iš karto seks Emilijos Ryliškytės ataka iš forehando. Taigi ne tiek daug variantų paliekama varžovei arba reikia daug aukštesnių techninių sugebėjimų nei šiuo metu matėme, kuriuos dažnai turi jau elitiniai pasaulio stalo tenisininkai. Puikią ataką, kontrataką atlieka Vitalija Venckutė, atrodo visiškai padėtį kontroliavo Emilija Ryliškytė, tačiau paskutiniu momentu ir tiesioginė prasme paskutinių smūgių išsigelbsti Vitalija Venckutė, persukdama, tai yra į topspiną atsakydama topspino iš forehando.
didelę jėgą ir griežtų smūgių, pelnydama tašką savo. Kartojam 4-4. Štai dabar įprastinė darbo diena ofise Emilijai Ryškytei, atidaromasis topsas iš forhendo, tačiau gan aktyvus Vitalijus Venskutės blokas iš kairės ir nepavyksta sėkmingai užsiimti pozicijos smūgį Emilijai, suklysta jie topsuodami. Gerą padėtį buvo susikūrusi taškai pelnyti Vitalijai Venskutė, trūko tik tai paskutinio smešo iš forhendo, nepriejo prie kamuoliuko laiku ir smūgiavo jau besileidžiantį kamuoliuką ir kaip pasekmė buvo pataikyta į tinklelį. Gailavo šiek tiek prieiti prie kamuoliuko sportininkė. Neteisingai perskaito varžovės padavimą Emilija. Plokščią kamuoliuką priminėja kaip jautą ir siunčia kamuoliuką už stalo. Priimantis žaidėjas turi pamatyti, su kuria raketės vieta, kokiu maždaug greičiu ir koks garsas buvo, kai paduodančio sportininko raketė kliudė kamuoliuką. Taigi nuspėti padavimą nėra labai paprasta ir lengva užduotis. Dar padavimas gali būti slepiamas su kūnu, kas dar labiau apsunkina matomumą. Matome, Vitalijai Venskutė klysta, priiminėdama Emilijos Ryškytės padavimą iš backhendo ir klysta ne šiaip, kad nesupranta, koks padavimas buvo atsiųstas, tačiau bando sužaisti agresyviai, neleisdama Emilijai po to pratęsti atakos. Dabar matome, sužaidė atsargiau, vis dėlto Emilija, turėdama puikią progą atakuoti, nepataiko kamuoliuką. Tačiau yra šiek tiek sėkmės, kurie aplanko Vitalija Venskutė, kadangi prieš tai matėme kelis bandymus agresyviai pulti padavimus, siekiant išvengti tų atakų, kurias Emilija Ryškytė galėtų atlikti iš trečio kamuoliuko. Stebina savo varžovę Vitalija Venskutė ilgų padavimų, greitų padavimų į bekendą. Nespėja sureaguoti Emilija ir matome smūgiuoja kamuoliuką su briauna. Antrasis Vitalijos Venskutės padavimas. Dar kartą bandė atlikti tą patį. Sulaukia gan ramaus Emilijos Ryškytės mušimo. Netopsavo Emilija Ryškytė ir tuo pačiu Vitalija dėl tokio kamuoliuko tinkamo greičio pratęsė savo ataką iš backhendo, mušdama kamuoliuką plokščiai. Dabar jau Emilijos eilė servuoti, vienas padavimas pavyksta puikiai. Štai matome, nors ir priėmė padavimą sėkmingai Vitalija Venskutė, tačiau tą padaro išleisdama savo varžovę į ataką ir tuomet jau padėtį kontroliuoja Emilija Ryškytė. Nebuvo tas topspinas iš forhendo nei stiprus, nei kažkoks galingas, tačiau to visiškai pakanka laikyti savo varžovę nežinomybėje, verčiant ją spėlioti, kas bus toliau. Trauktis nuo stalo ir kuo daugiau pasitraukiama nuo stalo, tuo didesnis plotas, kurį reikės padengti judant į šalis ir taip puolantis žaidėjas ir diktuojantis žaidėjas įgyja pranašumą. Dabar nepavyksta padavimas, idėja gal buvo tikrai nebloga, tačiau ir kampas, vieta, į kurią padavinėjo Vitalija Venskutė, jeigu tai buvo sprendimo dalis, buvo tikrai agresyvi ir tokį padavimą priimti nebūtų buvę paprasta, vis dėlto už riziką tenka sumokėti, nes kamuoliukas leidžiasi greta stalo. Und im Sinne hier baigė
Tai yra gan brangi klaida, todėl kad net mušti kamuoliuką nereikėjo Emilijai Ilšytei ir jinai pelnė tašką, nieko nedarydama. Dabar matome viršutinį sekimų padavimas, tačiau nepavykęs padavimas. Į labai patogiai gavo kamuoliuką Emilija, neturėjo net sujudėti iš esmės jį priimdama. Ir netgi atstumas, kaip pasakyti, aukštis ir vieta, kur buvo paduota, buvo labai patogi tam, kad nugrūsti kamuoliuką paduodančiam žaidėjui kažkur giliai į kraštą, ką Emilija ir padarė. Tai padavimas turi būti arba gilus į galą stalo, arba jeigu trumpas, tai paduodamas į tokį tašką, kad priimantis žaidėjas turėtų judėti ir gaišti laiką. Šiuo atveju nebuvo nei vieno, nei kito. Loreta Melėtė ir Gita Gracytė 12. 0-0. Auksė Gecevičiūtė, Lucrecija Juknaitė 2. Tinklas kartuojam 1-3. Tinklas kartuojam 4-2. Екатерина.
kad matom sėkmingiau šiame sete kovoja Emilija Ryliškytė visada pirmaudama ir pagal žaidimą šiuo metu ji yra diktuojančio žaidėjos padėtyje. Vitalijai Venckutei tenka ieškoti, kaip prisitaikyti ir rasti kažkokias spragas Emilijos Ryliškytės stiliuje. Štai matom vėl tas pats padavimas, trumpas šoninio padavimo, šoninio tipo padavimas, šoninio sukimo padavimas į forkindą. Tikintis varžovės flipo arba užmetimo į bet kurį stalo kampą ir ruošiantis atakuoti topsais. Kol kas tai puikiai veikia. O štai Vitalija Venckutė yra priversta remtis aukštos rizikos smūgiais. Išleido dabar į ataką Emiliją Ryliškytę ir tuomet jau tenka rizikuoti permušinėjant pastarosios smūgiuotą kamuoliuką didelį jėgą iš dešinės. Dar kartą identiška situacija Brando. Nepavyko perkelti kamuoliuko per tinklelį Emilijai Ryliškytei, tačiau jeigu tas smūgis būtų pavykęs, Vitalija Venckutė vėl būtų labai prastoje padėtyje, kadangi blokuotas kamuoliukas vėl bus pasitikęs top spino, o permušinėti yra rizikinga. Štai matom vėl trumpas padavimas, užmetimas ir į ataką išeina Emilija Ryliškytė, jau diktuodama visą taško klostymosi logiką. Vitalija Venckutė yra palikta reaguojančio žaidėjos padėtyje. Ir nieko negali per daug iš tos padėties išspausti savo naudingo. 3-0 priekyje Emilijai Ryliškytei. Taip, 0-0. Prasidėjo Vitalijai Venckutei lemiamas susitikimo setas. Daugiau pralaimėti ir klysti ji neturi teisės ir erdvės. Pralaimėjome šį setą, pralaimėjęs visas susitikimas. Matome, kai Emilija Ryliškytė leidžia savo varžovę atakuoti, rezultatas jau pastarosios naudai. Dabar keletą kartų iš eilės Emilija buvo besiginančio žaidėjos vaidmenį. Štai sėkmingai sutrumpintas padavimas neišleidžia į ataką Vitalijos Venckutės. Pastaroji padaro klaidą. Taip pat bandė sutrumpinti padavimą Vitalija Venckutė. Pjautas trumpas padavimas, palietus kamuoliuką, šis nusmigo į tinklelį, nepavyko techniškai perkelti kamuoliuko per tinklą ir taškas Emilijai. Apsikeičia smūgiais iš backhando varžovės, šį kartą sėkmingiau tą atlieka Vitalija Venckutė, pirmaujantį 4-2. Pjautas šoninis padavimas. Tikintis varžovės užsimetimą iš kairės, tai yra atidaromo žaidimo elemento, nestipraus topspino. Ir jį siekiant jį sukontruoti, tai pavyko padaryti Vitalijai Venckutei.
Tinklas kartuojam 5-2. Išskirstyti kamuoliuką po stalo. Štai dabar puola Vitalijų Venckutį. Po pasyvaus Emilijos Ilšytės priėmimo ir sėkmingai atakuoja iš backhando Vitalijų Venckutį. Emilijos padavimas tas pats, kurį matėm daug kartų. Verčia varžovę užmetinėti kamuoliuką. Žinodama tai, Emilija sukasi į kairį stalo kampą, siekdama atakuoti iš forehando. Dabar štai matome, kai Vitalija Venckutė atakuoja Emiliją gynyboje, tai rezultatas palankesnis Vitalijai Venckutei. Vadinasi, vedantis arba puolimą kontroliuojantis žaidėjas turi persvarą arba pranašumą, kuris dažniausiai pasireikš statistiškai jam palankesniam. Štai permušinėjo plokščių smūgį matome Vitalijai Venckutei Emilijos Ilšytės tapsuotą kamuoliuką. Gali tą leisti savo sportininkui, kai yra priekyje per 4 taškus. Pataikius tą smūgį, seto pabaiga kaip ir būtų didelė dalim nulemta. Nėra labai bloga padėtis Emilijai Ilšytei persukinti varžovės atsiųstą taškiną. Vis dėlto darbo jau Vitalija Venckutė šiame sete savo varžovė užduoda kur kas daugiau. Ir matome padidėjusį klaidų skaičių Emilijos Ilšytės žaidime. Nebėra tos situacijos tokios patogios ir paprastos, kaip buvo pirmus 3 setus. Štai gauna pagaliau progą atidaryti žaidimą taškinį iš dešinės, nepataiko kamuoliuką, nepavyko sudėstyti kojų sėkmingai. O štai jau šoninis ilgas padavimas pasitiktas agresyvių smūgių iš backhando, iš esmės nulemiant šio seto baigtį. 6 galimybės laimėti 4 setą dabar priklauso Vitalijai Venckutei. Pirmąją jį nepasinaudoja. Per ilgas padavimas tapsuoja Emilija Ilšytė iš forehando ir priverčia savo varžovą suklysti. Dar vieną tašką laimė Emilija, išsaugodama savo konkurencingumą šiame sete. Emilija lieka ištikima savo padavimui. Trumpas šono sukimo padavimas į forehandą. Nestiprus varžovės užmetimas iš dešinės. Kamuoliukas, kurį paduoda Emilija, yra tiek įsukamas ir taip stipriai, kad varžovai gali grąžinti kamuoliuką tik į labai ribotą stalo plotą. Ten jau Emilija yra pasiruošusi atakuoti tą kamuoliuką iš dešinės. Na štai, iš 4-10, jau 8-10, 4 iš eilės taškus laimi Emilija Ilšytė. Žaidimo dinamika pasikeitusi, Vitalija Venckutė nebeturi iniciatyvos, tiesa dabar turės savo padavimus ir turės galimybę tą iniciatyvą išnaudoti. Perėmė iniciatyvą Emilija Ilšytė, grįžo į tą patį žaidimo ritmą, kuris buvo prieš tai 3 setus. Matysime, jei pavyks pavyti savo varžovę. Turėtų saugotis ilgo greito padavimo Emilija Ilšytė. Štai trumpas padavimas, priėmimas, pjaunant kamuoliuką ir nesėkminga Vitalijos Venckutės ataka iš backhando. Priartina Emiliją Ilšytę per 1 tašką nuo varžovės. Lemiamas padavimas. Štai ilgas greitas padavimas ir rizikingas smūgis iš backhando, kurį atlaiko Emilija Ilšytė, išlygina situaciją taške ir galiausiai perėmė iniciatyvą, išlyginama rezultatą 10-10. Nors rezultatas ir buvo, kitaip sakant, per tašką buvo nuo laimėto seto Vitalijai Venckutei, tačiau pajėgumas arba žaidimo logika nebuvo kažkokia pasikeitusi. Kitaip, Emilija pradėjus vėl diktuoti žaidimo logiką ir perėmus vėl iniciatyvą į savo rankas, apribojus Vitalijos Venckutės puolamosius veiksmus, taškai vėl pradėjo eiti, kaip ir pirmus 3 setus, į Emilijos Ilšytės pusę.
Vadinasi, kas turi iniciatyvą, tas ir pirmauja tarp šių dviejų žaidėjų. Puikiai ataką pradeda Vitalijų Venskutį, tačiau